Laidos partneriai. Bendrovė Oksalis. Ugnies gėlės danguje gražiausioms metų šventėms. Labas rytas visiems, kurie žiūrite pramoginę sportinę laidą Teritorija. Nebejotinai tai išskirtinė teritorija, kurioje ribos beribės. Teritorijoje dažnai tai, kas balansuoja ties žmogaus galimybių riba. Mums nesvarbu, kur šiandien teks atsidurti, svarbiausia prakalbinti ir visą tai išgyventi drauge. Tikslo siekimas ar pasiekti rezultatai neabejotinai svarbus dalykas, tačiau įdomus ir pats procesas, nes jame būna visko. Emocijos, nuotaikos, įvykiai ir visa tai, kas nesikartoja. Mes vaikomės akimirkų, dėl kurių reportažų herojai sako, kad verta gyventi. Apie tai artimiausią pusvalandį. Pradedam lipti. 7 mėnesius truksanti ekspedicija Vertikalus gyvenimas išbandys 3 jaunų alpinistų kantrybę, ambicijas, motyvaciją ir draugystę. Tokia kelionė yra ilgiausia ir sudėtingiausia kada nors vykdyta laipiojimo uolomis alpinizmo ekspedicija Lietuvos istorijoje. Saulė Žukauskaitė, Gediminas Simutis ir Arūnas Kamandulis ekspedicijų į Šiaurės ir Pietų Amerikos kalnus dalyviai. Saulė ir Gediminas išvyko pirmieji ir jau porą mėnesių kopė sudėtingais maršrutais. Arūnas tik šiomis dienomis prisijungs prie jų ir tada, kai visi bus drauge, bus galima pasakyti. 3 draugai, 2 žemynai, daugiau nei pusę metų kelyje. Laipiojimo alpinizmo ekspedicija tęsis nuo Tetono kalnų Vajominge iki Fitzroy viršūnės Patagonijoje, Čilės Argentinos teritorijoje. Po 3 mėnesių praleistų lipant Jungtinėse Amerikos valstijose bei Meksikos uolų sienomis, komanda kelsis į Patagoniją, kur turės 4 mėnesius laukti gero oro, kad įkoptų į Fitzroy ir Cerro Torre viršūnės. Viena sudėtingiausių ir įdomiausių kelionės atkarpų bus Koamo slėnio sienos pasislėpusios džiunglėse. Vos 23 metų uolinio laipiojimo atstovai keletą metų iš eilės užima prizinės vietas Lietuvos ir Baltijos šalių alpinizmo čempionatuose. Aukščiausio įvertinimo Saulė ir Gediminas sulaukė 2009 metais, užlipę į beveik 1 kilometro aukščio El Capitan uolą Josemitų nacionalinėme parke, Jungtinėse Amerikos valstijose, kas buvo pripažinta įspūdingiausių pastarųjų kelių metų pralipimų ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Šis pripažinimas jaunuoliams suteikia dar daugiau įkvėpimo, motyvacijos bei ryžto siekti daugiau, lipti aukščiau ir sunkiau. Ekspedicijos Vertikalus gyvenimas tikslas ne tik sudėtingi maršrutai įspūdingose vietose. Šiuo 7 mėnesių trukmės projektu Montis Magija komanda nori įgyvendinti keletą tikslų. Bene svarbiausias tai senos svajonės išsipildymas. Tačiau kartu komanda siekia supažindinti žmonės su netradiciniais užsiėmimais, populiarinti Lietuvoje laipiojimo uolomis bei alpinizmą kaip sporto šakas bei laisvalaikio praleidimo būdus ir skatinti jaunus žmonės nebijoti daryti tai, ko iš tiesų trokšta. Ekspedicijos Vertikalus gyvenimas narių teigimu tiek užliptos, tiek neįveiktos sienos daug ko išmoko, o ant žemės nusileidžia šiek tiek kitoks žmogus negu tas, kuris pradėjo lipti, sako jie. Svarbiausias dalykas jungiantis komandos narius Saulę, Gediminą ir Arūną tai žavėjimasis kalnais ir iš to kylantis ryžtas pralipti įspūdingas uolų linijas bei kalnų maršrutus, nes tai jiems geriausia galimybė pažinti save. Pirmojų kelionės maršrutu ekspedicijos Vertikalus gyvenimas nariai Saulė ir Gediminas pasirinko mandarininę kelionę. 18 virvių maršrutą į granito monolitą El Capitan. 3 naktis ant virvių kabėjo jaunuoliai 580 m aukščio uolos viršų pasiekė išsekinti šalčio, drėgmės ir alkio. Praėjus kelioms poilsio ir intensyvaus valgymo dienoms po mandarininės kelionės, alpinistai susikrovė maišus antram įkopimui į El Capitan uolą. Jie pasirinko ilgesnį 730 m aukščio sudėtingesnį maršrutą. Po nuotykių ant granito uolų Kalifornijoje jie patraukė į Jutos dykumą laipioti Smiltainio sienomis.
Įveikė Zijono kanjono simboliu laikomą Angelo nusileidimo viršūnę ir Smiltainio bokštą Titaną Fišerio bokštų regione, Gediminas ir Saulė pradėjo naują kelionės etapą. Po mėnesio praleisto Jungtinių Amerikos valstijų laipiojimo regionuose jaunuoliai patraukė pietų link, į Monterėjaus miestą Naujojo Leono valstijoje Meksikoje. Čia jų laukia visai kitoks pasaulis, nei buvo įpratę. Saulė ir Gediminas pirmieji šį sezoną įkopė į šio regiono klasiką, žymiausią čia esantį maršrutą – nulinė laiko banga. Maršrutas laipiotojų dėmesį traukė savo ilgiu ir tuo, kad galima užlipti ant pačios masyvo viršūnės. Tačiau prieš pat viršų esančios sudėtingiausios virvės priverčia apsisukti daugumą komandų. Tokios naujienos iš Saulės, Gedimino ir Arūno vertikalaus gyvenimo. Seksime jų nuotykius ir pasiekimus, kuriais pasidalysime su jumis. Dar viename šios laidos susitikime apie tai, kad lietuviams reikia pasiekimų ir svajonių išsipildymo. Prisiekusių keliautojų Vitoldo Miliaus, Audriaus Sutkaus ir operatoriaus Aido Bubino išvyka buvo ne šiaip savo pasivažinėjimas, žvalgantis pro automobilio langą ir gėrintis lietuvio akiai neįprasta gamta. Maršrutas, kurio ilgis beveik 6000 km, sumanytas norint siekti pasaulio rekordo. Kuo greičiau nuvažiuoti nuo Europos šiauriausio kontinentinio taško Norvegijoje, Nordkepo, iki piečiausio Ispanijoje, Tarifos. Šiuo metu Lietuvoje yra 13 valandų. Esame pačiame šiauriausiame Europos taške ir startuojame link Tarifos. Kaip pasakojo vienas iš kelionės sumanytojų Vitoldas Milius, tai svajonės įgyvendinimas. Visų rekordų pradžia turbūt yra panaši. Žmonės daro įvairiausius dalykus, kas kepa didžiausią blyną, kas kopia į aukščiausią kalną ar ilgiausią barzdą augina. Visi tie rekordų siekimai yra gerbtini. Tai yra tam tikra žmogaus svajonė. Tai jeigu esi blynų kepėjas, normalu norėti iškepti didžiausią blyną, o mum kaip važiuotojam tai norisi kažkokių tai važiavimų ir aišku, kad surandam tokių pačių bendraminčių, kurie daro pasaulyje, siekia rekordų. Nėra jų daug iš tikrųjų, bet vieni kitus žinome ir aišku smagu pabandyti sumušti kažkokį rekordą ar sugalvoti naują rekordą, kurio po to gali siekti tavo kolegos, tavo bendraminčiai. Planuojant šią kelionę vyrams teko nemažai surinkti informacijos ir aptikti, jog jų maršrutą jau yra įveikusi ir dviratininkų grupė. Tačiau niekas iš automobilistų nebandė rasti vietos Gineso rekordų knygoje. Prieš 3 metų minėtą maršrutą automobiliu yra įveikę Britai ir tai jiems pavyko padaryti per 55 valandas ir 40 minučių. Būtent šis laikas ir tapo pagrindiniu jų orientyru. Šiai keliautojų trijuliai tikslo siekimas buvo sklandus ir malonus. Ten, kur mes abejojome, kokį kelią pasirinkti, tai buvo labai nedidelė dalis. Didžioji daly nebuvo pasirinkimo. Yra vienas kelias ir labai ten, ką neprigudrausi. Tai reiškia, kad ir tie kiti važiavusiai iki tol nieko kitaip nevažiavo. Aišku, laikas bėga, keliai keičiasi, vieni gerėja, vienus remontuoja, platina ir aišku, pasinaudoti laikmečio privalumais siekiant rekordui, yra protinga paprasčiausiai. Esmė yra nuvažiuoti į tą tašką, kuo greičiau ir nieks neklausia, kaip tu nuvažiuosi. Tai žiūrėjome iš tikrųjų įvairiais pjūviais, žiūrėjome ir pagal navigacinės sistemas, pagal kompiuterius, ką rekomenduoja, ir žiūrėjome į žemėlapį. Rinkomės tokį vienoj vietoj, galbūt, sakyčiau, nepataikėm, nes žemėlapė buvo neteisingai nupiešta, buvo nupieštas labai platus ir gražus kelias, o iš tikrųjų, jisai netikėtai nelauktai susiaurėjo ir teko važiuoti per miestelius, kaip Lenkijoje. Važiuoji, kamštis, miestelis, šviesoforas, namas, pėstieji. Ačiū Dievui, kad tai truko neilgai. Norint užregistruoti šį rekordo siekimą, būtina į rekordus fiksuojančios organizacijos būstinę pateikti visus kuro pildymo degalinėse čekius, filmuotą bei rašytinį kelionės dienoraščius ir dar daugiau įvairių dokumentų. Tai žinoma užėmė papildomo laiko, tačiau šie reikalavimai netapo dideliu kliuviniu. Rekordas buvo pasiektas. 3 lietuviai Vitoldas Milius, Audrius Sutkus ir Aidas Bubinas 5950 km atstumą nuo Norvegijoje esančio šiauriausio Europos kontinentinio taško Nordkepo iki Tarifos piečiausio Europos taško esančio Ispanijoje įveikė per 52 valandas ir 20 minučių. 52 valandas važiavimo automobiliu ir štai mes prie Afrikos krantų. Ten, kas matosi už mano nugaros, jau yra Afrika. Mes esame pačiame piečiausiame Europos taške, Tarifoje.
Viskas čia kitaip. Tenai šiaurėje šiuo metu valandų yra tiek pat, bet ten yra tamsu, sniegas, šalta, ledas, o čia yra šilta, 22 laipsniai šilumos. Ir tai yra tik tai 2 dienos važiavimo automobiliu. Yra tiesa ir panašių dalykų. Čia, kaip ir tenai, pučia nemažas vėjas. Patiems savo ir mes esam patenkinti, mes tai prieš tai buvusį rekordą pagerinom 3 valandomis. Tas rezultatas buvo pagerinęs prieš jį buvusį gal 20 minučių. Na tai mes uždėjom orientaciją pakankamai rimtą. Reiškia, visiems kitiem, norintiem pagerinti mūsų laiką, bus ką paveikti, vadinkime. Kad galima pagerinti, tai tikrai taip. Prie geros sėkmės, sakykime, padarius galima būtų dar pagerinti. Nelabai daug, bet netgi važiuojant su taip, kaip mes važiavam, dar šiek tiek yra rezervo. Visada padarai kažkokių minimalių klaidų arba galvoja, kad čia galima buvo padaryti truputį kitaip, bet nedaug. Mums sekėsi, jeigu iš tikrųjų. Ši kelionė buvo tik pirmoji užsibrėžto tikslo dalis. Kitąmet keliautojai planuoja rekordiniu greičiu nuvažiuoti nuo labiausiai vakarus nutolusio Europos taško iki tolimiausio rytinio taško. Ateina laikas. Vidutinis Dakarą važiuojančių žmonių amžius yra 43 metai. Tai manau, pats laikas. Laidos partneriai. Bendrovė Oksalis. Ugnies gėlės danguje gražiausioms metų šventėms. Rubrikoje Kitų kampų apie dar vieną galimybę, o kaip jį pakeis gyvenimą, lieka tik laukti. Sakoma, kad kai ko nors tikrai nori ir to atkakliai sieki, viskas tampa įmanoma. Kartais net iš pirmo žvilgsnio pačios nerealiausios idėjos, sumanymai, iššūkiai, svajonės vieną dieną pildosi. Pildosi tada, kai link svajonės eini žingsnis po žingsnio. Taip nutiko ir mūsų laidos herojui Gintautui Igariui, kuris dar vaikystėje akimis palydėdavo įvairias transporto priemonės. Būtent motociklai ir tapo jo didžiausių gyvenimo pomėgių, kuris atvedė iki moto pasaulio aukštumų – Dakaro ralio. Gintautas Igaris vienintelis lietuvis, kuris startuos 2012 metų dykumų maratone, sausio 1-16 dienomis vykstančiame Pietų Amerikoje. Link šios svajonės Gintautas ėjo palaipsniui. Varžybos Lietuvoje, kaimyninėse šalyse ilgo nuotolio lenktynės Maroke Tuareg ralis ar toks kaip Breslau vykstantis Lenkijoje, Vokietijoje. Ralis yra baisus tik iki to momento, kol nepradedi jame dalyvauti. Vėliau jis traukia kaip magnetas. Tad šiam iššūkiui jaučiuosi subrendęs, sako vyras. Ateina laikas. Vidutinis Dakarą važiuojančių žmonių amžius yra 43 metai. Tai manau, pats laikas. Šiandien aš galiu pasakyti, kad aš esu pasiruošęs, aš tai atsakiau ir į užklausimą savo organizacijai, kad esu pasiruošęs fiziškai, kaip čia tiksliau pasakyti, lietuviškai, psichologiškai, iš dalies ir finansiškai. Sunkiausiamis pasaulyje tituluojamose lenktynėse Dakaro ralį šiais metais jėgas išmėginti ryšis 470 dalyvių. 4. kartą Pietų Amerikoje rengiamas legendinis Dakaro ralis dalyvius stebins naujų maršrutų, kuris nusidrieks nuo Atlanto iki Ramiojo vandenyno daugiau nei 9000 kilometrų. Sportininkai startuos Argentinoje ir įveikę Andų kalnus bei Atakamos dykumą finišuos Peru sostinėje Limoje. 2012 metų Dakaro ralyje galutinai įsitvirtins 450 kubinių centimetrų darbo turio apribojimas, kuris ankstesniuose 2 raliuose buvo netaikomas tik mėgėjų klasėms. Tikrųjų važiuoju Yamaha motociklu VR450F. Važiuoju su legendiniu motociklininku Franco Pico, kuris 8-9 metį varžėsi dėl Dakaro prizininkų. Jie dabar turi savo serviso komandą. Taip kad išsiunčiau motociklą į Italiją, jis yra paruoštas ir jau sekmadienį išvažiuoja į Prancūziją praeiti technikinę komisiją ir išplauks į Argentiną. O fizinis pasiruošimas dabar jau vyksta tiesiog formos palaikymas, nes dabar važiuoti agresyviai, treniruotis varžybose yra nelaikas. Galima tiesiog netyčia kažką susižeisti ir važiuoti jau per tuos 2 mėnesius likusius nebeišmoksi. Jau ką pasiruošė anksčiau, tą ir turi dabar, tik tai, galima sakyti, fizinės formos palaikymas ir visapusiškas pasiruošimas netikėčiausiams įvykiams. Ir atsarginės detalės, ir įrankiai, ir kiekviena smulkmena turi būti iki smulkmenų apgalvota ir tam skiriu labai daug dėmesio.
Gintauto svajonė buvo Dakaro ralis Afrikoje, tačiau nežinia, kada jis ten sugrįž ar sugrįž. Peržiūrės greičio ruožus, jis suprato, kad tai bus nemažesnis iššūkis. Patarimai aukso vertės, sako Gintautas, tad ruošdamasis raliui daug bendravo su Mindaugu Slapšiu, kuris 2009 metais Dakaro ralyje motociklų klasėje užėmė 99 vietą. Tais metais važiavo ir Balys Bardauskas bei Šarūnas Paliokas, tačiau šiems vyrams nepavyko įveikti sunkiausių pasaulyje lenktynių. Sakoma, kad įgyvendindamas svajonę tu ją tarsi nužudai, tad kas toliau, klausėme Gintauto, nes Dakaro ralis tai atrodytų aukščiausias laiptelis. Aš nemanau, kad pravažiavus Dakarą jau atrodo viskas ir daugiau nieko negalima pakeisti arba pagerinti. Kitą Dakarą galima pravažiuoti greičiau arba pravažiuoti vienam be asistavimo. Yra įvairių būdų, kaip pasunkinti, sakysim, savo tos iškeltus tikslus ar pomėgius. Jau visai greitai ir vėl galėsime gyventi Dakaro ralio akimirkomis. Aišku viena, ne tik stebėsime, bet ir sirgsime bei mintimis palaikysime mūsų tautietį. Todėl dykumų maratonas vėl lietuvius suvienys ir 16 dienų mūsų širdis plaks išvien. Praėjusiais metais Vengrijoje Europos regbio čempionais tapę Lietuvos 20-mečiai šiemet siekia šį rezultatą pakartoti. Lenkijoje įvykusiame Europos U20 jaunimo regbio čempionato finalinio etapo varžybose Lietuvos rinktinė susitiko su Lenkijos ekipa. Europos jaunimo regbio čempionato atranka vyksta 3 grupėse – šiaurės, centro ir pietų. Į finalinį čempionato etapą pateko 3 ekipos, grupių nugalėtojos ir geriausiai pasirodžiusi antrąją vietą grupėje užėmusi komanda. Europos U20 jaunimo regbio čempionate nedalyvauja stipriausiomis laikomos Anglijos, Prancūzijos, Airijos, Italijos, Škotijos ir Velso rinktinės. Šią vasarą Jurbarke Lietuvos rinktinė jau turėjo galimybę jėgas išbandyti su pajėgiais Lenkijos žaidėjais, tačiau tada rungtynių baigtis susiklostė nesėkmingai ir mūsiškiams teko pripažinti pralaimėjimą. Tad atvykus į Lenkiją lietuvaičiai turėjo didelės ambicijas atsirevanšuoti, tačiau kaip žinia, išvykose žaisti būna kur kas sunkiau. Ko gero tai patvirtinti gali visi sportininkai. Gal todėl nuo pirmų šio susitikimo akimirkų mūsų jaunimo U20 rinktinės žaidimas ėmė strigti. Vyrai nevertino to dalyko, kad paprasčiausiai pirmiausia turėjom greitą žaidimą žaisti, neturėjom stabdyti ypač atvirose grumtynėse, molose, turėjom greičiau žaisti, nes kur įsiveldom, kur užlaikydavom kamuolį, taip pat jie sugebėdavo įsirikiuoti, o mūsų žaidimas mums netikslinga buvo veltis, o turėjom kamuolį kuo greičiau varyti iki galo ir per ten bandyti žaisti. Jeigu nepavyksta palaikymas toliau sekantį organizuoti, ne, tai bandyti prasimušti koją, bet ten veltis į grumtynę su jais beprasmio buvo, bet jie to nesugebėjo, įsivėlė su jais viskas. Žaidimas kartais atrodydavo kiek chaotiškas ir to priežastis galėjo būti šios. Aišku, dar reikėjo susižaidimo, atidirbimo, sakykime, ne viskas buvo atidirbta, sakykime, taip, kad idealiai galėtų būti. Aišku, ne visi ir žaidėjai važiavo, sakykime, kurie negalėjo dėl darbų, dėl mokslo kažkokio, ar išvykę į užsienius, viskas. Surinkom, ką turėjom, pasiėmė net 5 jaunesnius žaidėjus, net tų metų. Prasidėjus antrajam kėliniui atrodė, kad mūsų jaunimo U20 regbio rinktinė susikaupė, supyko ir jai pavyks išplėšti pergalę. Įsivažiavo, greitesnį tą žaidimą pradėjo, kamuolių nebuvo užlaikymo grumtynėse, bet vėl kelios klaidas ir vėl atsileidimas, vėl savo jėgų nepasitikėjimas ir vėl įvėlė į tą žaidimą, vėl grįžo, sakykime. Jeigu būtų tikrai daug tokių klaidų nedarė, kaip darė pirmą kėlinį, tai gal būtų kažkokia, bent jau rezultatą kažką palyginę, bet vėl įsivėlė, sako, ir to nebepavyko. Šiasiai ir dar grūbės klaidos gynybai, ypač žaidėjo, tie, kurie nėra žaidę, dar patirties neturi ar jaunesni. Nenoriu žaidėjo kaltinti, bet, sakykime, buvo lemiamų klaidų, kurie, sakau, neįsirkiavo gynybai, prašiopsoja ir taip lengvai jie praėjo mūsų gynybą. Lietuvos regbio federacijos prezidentas Rolandas Alksnys žaidime išvelgė psichologinio nusiteikimo trūkumą. Lietuvos rinktinė darė labai daug techninio broko. Ir gal ir psichologiškai jaunuoliai dar palūžė yra nuo Jurbarko, kada pralašė tenai, plus Lenkai žaidžia namuose. Ir Lenkų rinktinė yra ganėtinai gerai sukomplektuota. Jinai praeitų metų Europos universitete finalo ketvirtą net nepakliuvo, jie pralašė silpnesnėm rinktinėm, bet šiemet parodė, kad tai davė daug naudos jų rinktinė. Ir šiemet jie yra galingi, susižaidė ir tikrai vienas kitą žaidėjai supranta ir labai gerai žaidžia.
Pusfinalyje 3:48 mūsų rinktinė pralaimėjo šeimininkų Lenkų komandai ir nepateko į finalą. Dėl 3 vietos lietuvaičiai susitiko su Ukrainos atstovais, kurie 3:11 nusileido Moldovai. Lenkijoje pasibaigusiame Europos U20 jaunimo regbio čempionate Lietuvos rinktinė iškovojo bronzos medalius. Mūsiškiai mažajame finale dėl 3 vietos tik po itin atkaklios kovos ir pratęsimo 15:10 įveikė Ukrainos komandą. Iš viso per rungtynes lietuviai atliko 2 kamuolio prispaudimus varžovų zonos įskaitinėme plote, kartą realizavo papildomą smūgį ir dar pridėjo vieną tikslų baudinį. Varžovai atsakė 1 kamuolio prispaudimu, 1 taikliu papildomu smūgiu ir baudiniu. Senojo žemyno čempionų titulas atiteko Lenkijos regbininkams, kurie finaliai įspūdingai 75 sutriuškino Moldovos atstovus. Lenkai per mačą atliko net 10 kamuolio prispaudimų ir realizavo visus 10 papildomų smūgių. Nors šis sezonas Lietuvos jaunimo U20 regbio rinktiniai nebuvo sėkmingas, kitąmet laukia nauji iššūkiai ir tikslai. Tikslas tas pats, finalinis 4 ir prizinė vieta, o šiemet geriau 3 vieta negu 4. Geriau laimėti 3. Pralaimėjimai stipriai motyvuoja ir tikime, kad tai, kas įvyko, tai tik mažas emocinis sukrėtimas prieš didelį šuolį į svarbiausias jų sportinės pergalės. Gyvenimas tai neaprėpiami toliai, kad ir kiek įdomybių patirtum, kad ir kokias tiesas atrastum, visada dar yra viena galimybė. Apie tai jau kitoje laidoje. Gražaus laiko su Lietuvos ryto televizija. Sudie. Regbio fanai mūsų portaluose klausė, ar kitąmet jūs dalyvausite taurės varžybose? Šiaip kitais metais tikrai dalyvausime ir tikimės, kad dalyvaus žymiai daugiau komandų ir pasirodys net iš užsienio komandų Lietuvos tauriai žaisti. Reiškia nugalėti Japoną? Tai yra mano naujo etapo pradžia kovos menuose. Manau, kad ir toliau viskas bus gerai. Laidos partneriai. Bendrovė Oksalis. Ugnies gėlės danguje gražiausioms metų šventėms.